Sveiki, su jumis Tomas ir ką, bandom padaryti tokią tradiciją, kad po metų pabandyti padaryti apžvalgą, kaip man sekėsi sutaupyti ant elektros energijos. Tai kiekvieną balandžio mėnesio pabaigoje bandysim daryti kiekvienais metais video, žiūrėti, kas nutiko, aptarti, kas pasikeitė, ką papildžiau ir išsakyti savo pastebėjimus. Tai per praeitus metus, 2024, dasidėjau vieną papildomą sekciją Leaf'e po 4 akumuliatorius ir dar pasistačiau papildomai 4 kW saulės panelių. Tai iš viso dabar yra apie 7,4 kW saulės panelių ir apie 320 ampervalandžių akumuliatoriai. Aš šneku ampervalandėm, nes kilovatvalandėm aš nelabai ten suprantu, kiek ten tų kilovatų. Tai va. Ir ką, praėję metai ir galim apžiūrėti rezultatus. Skaičiuoju viską senom kainom po 21 centą. Tai čia yra pernai metų, ne tai, kad pernai, bet esmė tame senų skaitliukų parodymų. Tai reiškia, jeigu atkreipsit po metų apžvalgos video, ten stovėjo kitokie skaitliukai. Tai kai juos skaičiau, nuošiau duomenis, tiek ir šitą, kai aš skaičiau nuošiau duomenis, tai dabar yra taip, kad nuo praeitų skaitliukų, tai gaunasi, kad iš viso aš su saulės paneliam padariau taip, kad iš elektros tinklų paėmiau 4000, namų skaitliukas rodė 855, 7 V, tai va šitas skaitliukas jis yra pajungtas tiesiai nuo akumuliatorių, buvo 316, tai iš viso gaunasi, kad 4805 kilovatus padarė saulė man. Tai jeigu sudauginus tą sumą, reiškia, aš sutaupiau 1017 eurų. Dabar žiūrėkime su naujais skaitliukais. Naujų skaitliukų parodymai. Tai yra video, kada aš šitos skaitliukus pakeičiau ir juos iškart nusinulinau. Tai gaunasi, kad iš elektros tinklų paėmiau 265, iš namų skaitliukas rodo 5791. Gaunasi skirtumas 3172, tai gaunasi taip, kad skaitykim per šios metus, plus minus, jau tikrai uždirbau ir sutaupiau 666 eurus. Ir šitą kai pakeičiau, gavos, kad jis man prisuko 5 kWh. Tai va, bet jau dar toks niuansas. Praeitam video prieš metus sakiau, kad nelabai apsimoka. Tas šiaip senom kainom, kaip skaičiuoju, po 21 centą, jeigu savom lėšom be jokių paramų darai, yra reikalų, kad atsipirktų greičiau, bet balandžio mėnesį man atsiuntė sąskaitą po 31 centą. Ir pažiūrėjau, kiek man padarė saulės elektrinė. Saulės elektrinė šiaip rodo, kad 0,8 MW padarė. Tai man sunkiai tikėtina, tai skaičiuokim, kad jinai pagamino 600 kWh. Tai gaunas, kad į mėnesį man jinai sutaupė 186. Tai va, tai gaunasi, kad tokiom kainom atsipirk žymiai greičiau. Dar yra vienas dalykas, pastebėjau saulėtom dienom, kol pilnai pakauna akumuliatorius, boileriai, skalbimo mašinos, indaplovės, man saulė prigeneruoja po 4 kWh. Imkim vidurkį 40 kWh. Tai jeigu padauginsim iš 0,31 centą, tai kas gaunasi? Gaunasi apie, jeigu neklystu, jeigu 10 kWh bus 3 eurai,
Tai gaunas apie 12 eurų man kiekvieną dieną sutaupo, jeigu yra saulėta. Tai va, bet tai yra tas dalykas, kad aš stengiuosi maksimaliai paimti. Kas yra matę mano video, tai va stovi vienas prietaisas mano, kuris stebi saulės apšvietą, jeigu yra debesis, tada atjungia boilerį, jeigu nėra debesų, pajungia boilerį, tai va, tai gaunas, kad pas mane boileris ten ne vos iki vėjimo temperatūros būna pilnas ir tai dar galvoju papildomai statyti, arba reikia papildomai man statyti dar vieną akumuliatorių sekciją. Nes dabar 8 kWh ganėtinai, žinokit, greit pakrauna, ypač dabar dar kol saulė nėra aukštai. Vasara bus iš vis pastoviai čia nuškrauta. Tai reiškia 8 kWh, jeigu normaliai pasimant, tai galim padaryti, kad elektrinė atsipirktų maždaug per 3 metus. Drąsiai. Ta prasme, dabar padariau video, tai va, sutaupiau tiek. Ir žiūrėsim, kiek sutaupysiu aš praėjus metams. Nes esmė tame, kad šitos pasistačiau vieną sekciją, dar nepamenu kada vasarą, turbūt, kada aš ten dariau video, viskas tvarkoja, bet saulės papildomą bloką pasistačiau rugpjūčio rugsėjo mėnesį, nu jau pabaigoju, skaitykim. Tai va, tai man jau nebelabai ką jau spėjo sugeneruoti, bet ką pastebėjau per balandžio mėnesį, kad tos dvi plokštės iš vis 8 kW man generuoja bele kaip daug energijos. Tai dabar man reikia sugalvoti, kaip tą energiją pažaboti. Tai va, tai vienas iš būdų yra šitas dalykas, bet pas mane inverteris yra 7 kW, kas man yra mažai, man reikėtų kokį 11 kW. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu aš pajungiu boilerį 2 kW, pasijungia indaplovę apie 2 kW, aš turiu batinuką, kuris iškart yra momentinio šildymo vandens, jis yra virš 2 kW ir kartais aš atėjęs vakare, pavyzdžiui, dar skalbenkė yra jungta, atėjęs vakare randu išmestą inverterio klaidą, kad buvo virš įtampis ir gaunasi, kad man suveikia šitas, atjungia inverterį, nors akumuliatoriai yra pilnai pakrauti, saulės yra irgi daug. Tai va, reikia sugalvoti arba keisti inverterį į galingesnį, arba sugalvoti, kaip dar valdyti elektros energiją. Tai vienas iš būdų, dar mąstau tokį dalyką daryti, kad į namus išeinančius laidus, į namus, tai va, pavyzdžiui, nežinau, kurie čia yra išeinantis, man atrodo, juodas su pilku, reikia matuoti srovę ir, pavyzdžiui, pagal tą srovę valdyti elektrinį boilerį. Nu, kaip pavyzdį sakau, kad jeigu į namus pamato, kad ima 7 kW srovės, iš karto atjungti elektros boilerį kokiai minutį. Po minutės vėl sulyginti reikšmės, jeigu tos reikšmės vėl viršia 6 kW, tada nejungti boilerį. Jungti boilerį tik tada, kada, pavyzdžiui, nukenta iki kokių 5 kW, nu, ne tai, kad 5, bet 4 kW. Tokių galimybių nėra sunku pasidaryti šitais laikais, su programuojamais valdikliais, tai tikrai nėra kažkas toks, nu, stebuklas. Tai va, mačiau, kažkas domisi mano prietaisiukais šitais, tai turėtumėt asmeniškai man kažkaip susisiekti arba parašyti, gal sutarsim, gal aš padarysiu, nes šiaip mano pagrindinė veikla yra ne ta, bet apsimoka, iš tikrųjų apsimoka žmonėm, kurie nori sutaupyti, nes esmė tame jas apsaugo nuo iškrovimo akumuliatorius. Jeigu užeis taigi debesuotos dienos, nu, pavyzdžiui, rytas buvo saulėtas, kokie 12 val. Užėjo debesis iki 4 vakaro, tam, kad neiškrautų akumuliatorius, tiesiog atjungtų kažkokį galingą prietaisą. Tai aš, pavyzdžiui, kai yra saulėta diena, šildo boilerį, leidžiu vandenį į pūdą,
būtent stengiuosi maksimaliai išnaudoti. Tai va, tai tokios naujienos, kad, kaip pastebėjot, iš viso dabar maždaug atsipirko man apie 1700. Susitaupė, čia neskaitant dar prieš tai visokių bairių, ten, juk dar aš anksčiau esu pastatęs šitą visą dalyką. Bet jeigu kainos taip elektros kils ir visą vasarą, pavyzdžiui, laikysis po 31 centą, tai aš manau, kad tokie dalykai atsipirkinės ir jie ateityje jas paklausą. Dar plus turiu nusipirkęs generatorių elektros, tai žiūrėsim, jeigu čia pradės po kokį po 5 centų už kilovatvalandę lūpti elektros euro centų, tai tada turbūt apsimokės tiesiog kaitinti generatorių, kai yra debesuotos dienos. Tai va, jeigu kažkokių yra klausimų, parašykit komentarą, paspauskit like ant mano video. Šiaip senai kėliau, labai senai kėliau video. Biškai apleidau aš YouTube'ą, bet nieko, po biškai tikiuosi gal grįšim į vėžes, matysim. Nes filmuot video reikia biškai laiko. Tai va, tokia trumpa apžvalga iš mano pusės. Kaip matot, mano nuomonės po biškai keičiasi, kad gali atsipirkti. Dar bus video apie šito valymo dulkes, būtinai juos reikia valyti. Dar bus video, pakalbėsiu gal apie kabelius, ką aš manau. Tai va, nes pas mane kabeliai nuo saulės panelių nėra specialūs, tiesiog paprasti elektros kabeliai, nes aš turiu savo nuomonę. Kaip sakant, gal ten yra marketingas kito, bet apie tai kitam video. Tai va, ką, su jumis buvo Tomas, iki.